Sveiki, Žiedo broliai kanalo žiūrovai. Labą rytą. Ir šiandien Žiedo broliuose apžvalga, spėjimai 1600 km lenktynių. Aptarsim GT3, GT Open ir TCR klasės. Spėsim nugalėtus kaip penasiki. Ir spėsim kvalifikacijos ir aplamai, kas laimės šiemet lenktynės. Jo, prasideda spėlionės. Pažiūrėsim, kas čia pataikys, kas ne šiemet. Taip, liko savaitė, lygiai savaitė, na kaip čia savaitė, 7 dienos iki Savaitė, teisingai pasakėjai. Iki pristatymo ir šiandien, kaip ir pernai, darysim spėjimus. Tai pradėkim Praeitais metais čempioną man pavyko atspėti. Mums abiem pavyko atspėti čempioną, Mersiukas pirmas. O kaip bus šiemet, žiūrėsim, Jonai, kaip manai? Su kvalifikacija, kaip bus, pradėm nuo 5 vietos. Tu nori išgirsti, ar bus pagerintas laikas, ar ką tu nori? Ne, kvalifikacija pradedam. Kas laimės? Jo, kas laimės? Nelengvus klausimus, iš tikrųjų turim daug gerų komandų. Nežinau, aš galvoju, kad vėl Mersas. O, atspėjai. Mersas, jo, aš manau, kad Mersas irgi laimės, nes, drąsos rekordininkas yra. Julius Adomaičius pernai irgi ne vieną kartą gerino rekordus savo. Tai aš manau, kad bus stipri komanda. Plius Nemunas Dagilis, knygeliai, kuri dar nepasirodė, bet PDF versija yra įrašytas ir Jusas Simaška. Irgi visai negreitas. Taip kaip rezervinis vairuotojas. Jo, rezervinis vairuotojas. Turbūt jie turi kažkokį sąrašiuką, jeigu, kaip ir pernai. Aš manau, kad jie renkasi tą 4. vairuotoją tarp keletos galimų. Tai tai tiesiog jie rašė knygutę Jusas Simaška, bet... O jeigu klaustum, kad, žinai, mano nuomonė bus antras, tai aš kažkaip galvoju, kad bus antra Juta su Simu Juodviršiu ir Justu Jonušiu. Treti galvoju, kad Erdesavičius bus šiais metais. Kvalifikacija. Jo. Taigi MG laimės Ministro taurę susisiekimo, o aš manau, kad Erdesavičius bus trečią vietą skyriau LG OLED Rimo Aldero komandos 992 su Bejaminu bei Parkeriu. Kažkaip nuvertinė Jutą, aš tik jos po Kreventiko kaip tik labai keliu į aukštumas. Tai o Juta Sibiši 1, 4, o Dinamitas 5. Tavo nuomonė, kas bus 4, 5 kvalifikacijai? 4 aš manau, kad Oledas turėtų būti, o 5. Reikia pagalvoti dėl 5, net nežinau, galbūt net Lamborghinis antrasis, sakyčiau. Tai GSR bus 5 tavo nuomonė. Aš kažkaip manau taip. Įdomiai. Bet pažiūrėsim, kaip bus kvalifikacija. Kas bus teisus, kas ne. Kažkaip Mersiukas turėtų laimėti. Super sprintas, kuris vyks 4. Vytauto gatvėje. Kaip manai, kas laimės tada per paradą? Aš kažkaip galvoju, kad Audi neapgins savo čempionišką titulą sprinto. Manau, vėl Tarzanija. Tarzanai? Jo, tinkamas automobilis, kaip matau šitam. Taip, 4 varomi ratai, tai čia labiausiai tikintas automobilis. Aš tai pasakysiu. Galvoju, gal, žinai, bus čiupelė vėl. Aš tai manau, kad Super sprintą laimės čiutelę, o Tarzanija bus antra. Bet Super sprintas to ir išskirtinis, kad gali laimėti bet kas. Jo. Bet kas gali laimėti. Treti, galvoju, gal iš Porsche kas nors. Dėkim KTK, daleiskim. Su pačiu jauniausiu, greičiausiai pačiu jauniausiu ever lenktynininku. Tegu jie būna treti. Su pačiu jauniausiu lenktynininku šių metų lenktynės ir aplamai jauniausiu. Nes kaip tikrinom su Jonu knygelėse lenktynių, tai jaunesnio už 14 metų mes neturėjom.
Nu, arba mes kažko neatsimenam. Jeigu kažką atsimenat. Parašykit mums, ar buvo jaunesnių lenktynininkų, kuriems yra 14 metų ir yra jaunesni už Gustą. Bent aš neatsimenu, o jeigu reiktų vyriausiai, tai man atrodo, ar nebus core useris, atrodo, buvo toks žmogus. Brunzos laikais. Jo, ir man atrodo, jie važiavo tokiu labai įdomiu automobiliu tais laikais, kaip korvetė, kaip ne korvetė. Markos Mantis. Markos Mantis, jo, tai man atrodo, kad tas žmogus buvo vyriausias. Ir Stasys Brunza jį sudaužė. Istorija 8 metų senumo. Jo, visko būna. Įdėsim nuotrauką. Kodėl TC4? Dėl to, kad yra Prime Line'as. Visi kiti yra TCR-ai. TC4, o... Tai va. Aš tai pirmą vietą Čepkaus komandai duodu su Kupra. Jie laimėjo ir Batsą Kačerginiai. Tai... Jo, taip turėtų būti. Ar manai, kad Damaka bus pirma? TC4 matau dar Prime Line'as. Nu, Prime Line'ui nelabai. Nelabai. O daugiau mes ten, kaip matau, nelabai ką ir turim. Turim chemiją. Tai, jo, aš galvoju, kad, žinai, jeigu įmant TC4, tai turėtų laimėti Hemi Racingas. Nes, kaip matau, čia TC4 yra 2 automobiliai. Ne, atsiprašau, 3, jo. Nu, tai tada Čepkauskas, jo. Aš TC4... didžiausia patirtis pas lenktynininkus. Aš šiaip TC4 ir padaryčiau TCR, bet Prime Line'ą čia trukdo padaryti TCR. Man įdomu, kodėl jos įdėjo ne TCR. Dėl to, kad tik tai TCR įdų. Nes pasižiūrėjus lenktynių knygutę, tai ten yra kitokių klaidų ir GT3 klasė padidinta. Kad, pavyzdžiui, DMK tai paliko prie TCR, o visi kiti yra TC4. Komanda kažkodėl nukėlė TC4. Čia biški man labai keista. Tai Jonai, kas laimės TCR, TC4 klasę? Tai Ramūnas, be abejo, kaip ir sakiau, didžiausia patirtis, greičiausia lenktynininkai. Čia, jeigu kažkokių neatsitiks gedimo avarijų, nu, vienareikšmiškai jie turi laimėti šitą klasę. Taip, o antra, trečia kas bus? Antra tada vieta turėtų būti Hemis. O trečia? Su viso pagarba, nu, būkim bėdni, bet teisingi, nu, Prime Line'as čia yra, nu, vienas lėtesnių automobilių. Nu, aišku, aš nenuvertinu to BMW į greitį, bet pagal lenktynininkų patirtį, nu, jie yra lėčiausi. Aš dabar... Daug dievė, kad aš žinai klystų ir būtų kitaip. Aš dabar matau Agnius Starbutas irgi labai yra jaunas lenktynininkas, 2008 metų gimimo. Bet gegužės mėnesį gimęs. Jaunuolių turim nemažai. 16 metės. Na, mes turime tą patį, ką iš Šikšnelį Dream to Drive komandoje. GT Open klasėje, aš manau, kad LG OLEDas laimės. Dream to Drive'as bus antri, draugiški jų santykiai, tai pirma, antra vietas bus. O Porsche Balticas, kuriame yra ir Kupčikas, ir Tautvydas Rodokas, 5 metų salto autorius, užims 3 vietą. Manai taip, aš manau irgi panašiai iš tikrųjų aš dėčiau Dream to Drive antrais. Kažkaip galvoju, kad LG OLEDas laimės šitą klasę, o treti bus Robertas Kupčiukas. Nu, va, realiai mūsų spėjimai... Panašiai. Tokie patys spėjimai. Tai va, o dabar prieinam prie GT3 klasės.
Nu, čia jau linksmiausia dalys ir turbūt sunkiausia yra įsakyti savo nuomonę, bet vis tiek nuo šito, kaip sakoma, nepabėgsim. Taip. Tai, nu, mano nuomonė, labai daug nesikeis nuo kvalifikacijos. Pirmąją vietą aš atiduočiau vėlgi Mersui. Galbūt antrąją tada pakeisiu, tebūnie būna RD Science'as, o trečią atiduosiu Jutos komandai. Ketvirtą vietą tada Ketvirtą vietą ir bus 53 tebūnie numeris. bus antroji Jutos komanda. Taip. O dabar, Kadangi daugiau ir neturim GT3 automobilių. jo, aš būsiu šiek tiek įdomesnis. Jutą paskirsiu į pirmąją vietą lenktynių metu. AMG bus antras, o RD Science'as bus trečias. Nepyk Nemunai, Dagilė. Nepyk Nemunai. Įdomus spėjimas. Nes įdomus spėjimas. Tai va. O lenktynių top 3 bus toks pat kaip ir mano. Juta bus, RD Science'as bus treti, Mersas bus antri ir Juta šiemet susigrąžins titulą kažkaip. Tokia prognozė. Nu, taip galvoji? O Aš tu? galvoju kitaip. Aš galvoju, kad Mersas vėl apgins titulą, antri bus RD Science'as, o treti liks Juta. Jutas 71. Tai va tokie spėjimai būtų mano. Taigi RD Science'o trumfo ir pirmojo Lambo trumfo mes šiemet nepamatysim. Nu, nebent atsitiks kažkas va šitiem dviem lyderiam. Kol kas su visa pagarba, nors ir labai palaikau, bet aš vis dar netikiu, kad galim laimėti šitas lenktynės. Jo, lenktynės bus žiauriai įdomios. Tai va, jau statoma trasa, miestelis. Jonai, pravažiuoji visada. Nu, ne visada, bet dažnai. Tai kaip atrodo dabar? Paskutinis tai, ką mačiau pagal informaciją, tai būtų, kad jau yra atvežtos metalinės konstrukcijos palapiniai daryti. Kiek mačiau prie Orlen degalinės, ten kaip ir praeitą kartą minėjau, yra dedami nauji borteliai, vyksta pačios aikštelės, vis dar ten lopimai, tai nežinau, galbūt Orlenas pažiūrėjo labai rimtai ir visą tą savo degalinę perasfaltuoja iš naujo. Nes mačiau, ten vyksta pačioj degaliniai gal rimti darbai. Nes bent ką rodo knygutė, bent versija, kuri yra PDF-inė, dar nėra tos popierinės, kurią Jonas turi ir renka kolekciją. Kad Ordinas yra prie rėmėjų šiais metais, po labai ilgos pertraukos. Prie partnerių nebuvo praeitais metais. Ai, prie partnerių gali būti. Taip, yra Ordinas. Ok. Tai va, tokia informacija, o iš tų naujovių, tai šiemet mes nieko naujo nepamatysim. Realiai pramogos tos pačios, trasa toj pačioj vietoj, važiavimo kryptis ta pačia kryptimi, kaip sakė Darius Jonušis, papildomais saugos elementų, tai ties ta vieta, kur įvyko skaudi avarija praeitų metų. Jo ir, didžiausia gėda turbūt yra Pedokas, eilinį kartą, žvyras. Ir Darius vakar labai gerai parašė, buvo Darius interviu ir straipsnis ir Darius labai gerai parašė, kad jam gėda priimti komandas žvyrę. Žvyro Pedoką. Turėtų susimastyti mūsų susisiekimo ministerija, jeigu mes norim galingesnių komandų, daugiau žymių sportininkų, mes turim investuoti šitą reikalą, nes Taip. Būkim biedni, bet teisingi, dar turim 5 metus, tai 30 metais ką, iš vis gali nebetvažiuoti užsienio komandos. Sakys, vyrai, susitvarkykit, nes yra gėda. Tai va,
Kita laida bus, kita laida. Jonas važiuos į trasą pažiūrėti jos, padarys video, kaip sakiau, laidos Facebook puslapį, kuris atsidarė nuo šiol mes. Pafilmuosim, padarysim, bet kaip ir sakau, kažko labai įspūdingo nuo praeitų metų, nepažadu, kad pamatysit kažką naujo. Manau, kad daugiau mažiau pamatysim tą patį, išskyrus vat Orleną, kad ten bus gražu, patvarkyta. Tai va, ir jo, turime nuo šiol ir Facebook'o puslapį, tai mus galite sekti ir YouTube'e, ir Facebook'e. Tai va. Ai, beje, dar galiu pasakyti, aišku, čia kaip sakoma apie orą, spėti beveik neįmanoma jo nuspėti, bet bent jau ką rodo prognozės, tai šiais metais lietus nežudomas. Tai yra geroji žinia. Kai kam geroji, kai kam ne. Kai kam bloga. Galbūt kai kas labiau mėgės ant lietaus važiuoti. Taip, praeitais metais tai buvo labai smagu. O temperatūra tai tokia tikrai nebus kaip šiais metais. Galiu pasakyti, pakankamai bus karšta tom dienom. Bent jau pagal ilgalaikas rodo apie 27 laipsnius. Bet aišku, yra buvo ir karščiau, 30 laipsnių. Žinoma. Bet žinot, kad automobiliai kaista viskas kaip pirteliai, tai tie 27 nelabai būtų smagu iš lenktynininkų pusės. Tai va. Tai susitiksime jau netrukus, trečiadienį matysit video medžiagą iš lenktynių. Pačiuose lenktynėse. Jo, susitiksim pačiuose lenktynėse. Tai sekit mus YouTube'e, Facebook'e ir susitiksim. Atvažiuokite patys, kas galite. Jo, čia istorinis. Tikrai renginys vertas. Jo, istorinis renginys, 25 kartas, tai... Na, o kas negalėsit atvykti, tai Gabrielius paliks paskui jums nuorodą, kur galėsit stebėti visas transliacijas tiesiogiai. Taip, TV3.lt, TV6 transliuos tradiciškai lenktynes, bus taip pat ir Laurynas Matonis su savo komentarais. Ne tik lenktynes, nes mes turėsime antrus metus iš eilės, jau galima bus stebėti ir visą techninę komisiją. Tai va, Taip, visą techninę komisiją galėsit ir mus pamatyti, žiūrinčius į tos automobilius. Tai va, tai susitiksim jau Palangoje. Ačiū už dėmesį. Gražios dienos. Gražios dienos.